Va dabar Vameikų. Tas šiaip sakinius. Pasai čia įdą. Dabar, ne? Taip. 12 valandų. Ir visas gerovė žant. Ir visas rūpus iššaudyti reikia. O taip, iš aikštelės. Niekam mažai pasiliauti. Prisiremtų daugiau, o tai būtų kas kito. Dabar ką kelia, tai matyt kiti patenkinti. A kokį tikslų čia? Prašau. Kokį tikslų čia susirinko? Kaip kokį? Telefoną. Po kainas kelti. Dabar jau viskas darė mokesčių už minutės. Juk baisu. Ne baisu, baisu. Baisiau negali. Gerbėmieji, ryšium su tragiškais įvykiais Niujorke ir Vašingtone visų čia susirinkusiųjų vardu leiskite pareikšti nuoširdžią užuojautą Amerikos prezidentui Džordžui Bušui, visiems amerikiečiams ir tragiškai žuvusiųjų šeimų nariams, giminėms ir artimiesiems. Reikšdami gedulą, pagerbkime tragiškai žuvusiųjų aukas tylos minute. Po atveju, kad kasmet keistųsi vyriausybė, eina 12 Lietuvos nepriklausomybės metai, o jau turime 12 vyriausybę. Tada argi gali būti tvarka tokioje valstybėje, kuri nespėja įsijungti į darbą, o jau keičiama vyriausybė? Ar gali kilti jos ekonomika, mokslas, kultūra? Ar gali gerėti socialinės garantijos, žmonių pragyvenimo lygis, mažėti nedarbas, didėti paprastų žmonių atlyginimai ir pensijos, neįgaliųjų pašalpos? Iš šios ir daugelį kitų klausimų kiekvienas atsakys ne, ne, ne. Vyriausybė per metus neturi galimybės įvykdyti savo programos, o vėliau ekspremjerai kaltina vienas kitą dėl padarytų klaidų. Ar galima gerbti valstybės vadovus, kurių dėka valstybė ir jos tauta patiria nuostolius ir ne tik nuostolius, patyčias, vargą, skurdą? Telefono aparatas tampa muziejiniu eksponatu dėl nepagrįstai aukštos paslaugų kainos žmonių pajamų atžvilgių. Kainų tarifai, skambinant iš Vokietijos, mažesni nei skambinant iš Lietuvos. Paradoksas, juk mūsų uždarbiai 18 kartų mažesni, vadinasi ir sąnaudos mažesnės. Be to, tai ką mums daryti? Tylėti, kęsti patyčias? Viena vyriausybė iškrėtusi šunybę, padariusi tautai meškos paslaugą, neria į krūmus, jos buvę vadovai tyli. Kita vyriausybė, dabartinė, dėl akių, dėl viso pikto, graudžių balsų skelbia: bandome, vargstame, stengiamės, net prakaitojame, bet nieko pakeisti negalime. Todėl mes šiandieną susirinkome šiame skvere pareikšti nepasitenkinimą dėl telekomo kainų didinimo už paslaugas ir viešai pasakyti: Tapijaus Parmos savivaliai ne. Jūsų tėvynėje, mylimi tautiečiai, Parma visagalis. Nors telekomas už paslaugas gauna didžiulį pelną, tačiau mokesčius, abonentinį, vietinių pokalbių, tarptautinių pokalbių, sujungimo ima be pasigailėjimo gana didelius.
Telefoninių pokalbių kokybė labai bloga. Iš Amerikos žmonės priskambina tik iš 4-5 karto, o naujųjų metų naktį iš vis niekam neina priskambinti, kad ir vietiniais telefonais. Vadinasi, kainos didėja, o paslaugų kokybė blogėja. Mes, palikti Dievo valiai, nutarėme pakovoti už savo teises. Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija numatė surengti protesto akciją visoje Lietuvoje vienu metu. Akcijos dieną siūloma neskambinti nei iš telekomo sistemos, nei į telekomo sistemą, nesinaudoti telefonais. Akcijos tikslas: pirma, sutramdyti Parmos groboniškus veiksmus. Antra, suvienyti žmonės, įprasminti žmonių sąmonėje vienybės svarbą, kurią galima apibūdinti 3 žodžiais: vienybėje mūsų stiprybė. Trečia, paskelbti spaudoje sutarties originalo kopiją, susipažinę ir studijavę, galėtume priimti sprendimą teikti pasiūlymus. Šešta, siekti paslaugų kainų sumažinimo, vietinių pokalbių ir sujungimo mokesčių atšaukimo. Septinta, pastumėti žmonės būti aktyviems, ne tik dalyvauti akcijoje, bet ir ją aktyviai propaguoti, remti. Lietuvoje yra apie 900 000 pensininkų ir neįgaliųjų žmonių. Jeigu jie visi ryžtųsi atsisakyti telekomo paslaugų, telekomas per metus netektų, arba kitaip tariant prarastų, apie 1 milijardą litų. O jei 1/3 atsisakytų telefonų, tai prarastų 330 milijonų litų. Telefonų skaičius, agituoti žmonės, atsijungti telefonus. Dabar yra vedamos dėrybos su mobiliųjų telefonų sistemos vadovais dėl įkainių ir tarifų sumažinimo. Jeigu jūs savo pasisakymais akciją paremsite ir pritarsite akcijos pabaigoje, galėsime priimti rezoliuciją adresuotą Lietuvos Respublikos vyriausybei ir akcinės bendrovės Lietuvos Telekomas generaliniam direktoriui. Kviečiu kuo daugiau pasisakyti ir išreikšti savo nuomonę. Manau, kad šitas reikalas yra svarbus, aktualus visiems Lietuvos gyventojams. Todėl visuose Lietuvos miestuose, Vilniuje, Kaune, apskričių centruose ir rajonų centruose yra numatyta šiandien pravesti tokias akcijas. Pasisakys Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Tauragės skyriaus pirmininkas Pranas Rindokas. Sveiki, gerbėmėjai. Bet ką čia ponas pirmininkas žmogaus teisės pasakė, aš nieką negaliu bepridurti. Tai tik tiek, ko aš galiu pasakyti, kad buvo pensininkams, invalidams 420 abonentas. O pas jau iškart 17 lietuvių visiems. Ar tu gauni 10 000 ar 200. Tai čia jau yra visai nežmoniška gaunas. Nu, o čia ką pakartoju, aš nekartosiu tą. Turbūt te pasisaka čia ar Šimkus, arba bet kas. Prašom, ateikit. Trys Pijus Maksimavičius. Prašau. Gerbiami Tauragės apskrities žmonės, šiandien mes susirinkom čia, kad pareikštume griežtą protestą prieš televizijos ir telekomo vadovo generalinio direktoriaus Parmos savivaliavimus. Mes turim pareikalauti dabartinę vyriausybę, kad peržiūrėtų telekomo
sutartis ir pataisą įvestų kaip griežta kontrolė, kad būtų kaip saugiklis, kuris sustabdytų Parmos grobstymus. Todėl vieningai turim šiandien tarti žodį šalin rankas Parmos nuo Lietuvos žmonių turto. Ačiū. Mėly, brangūs žmonės, aš nenoriu trukdyti ilgai laiką šitą brangų. Visi jau girdėjom, ką pasakė mūsų gerbiami vadai, tremtinių kalinių vadas. Vienu žodžiu ir aš tą patį noriu pakartoti. Kada telekomas mums iš pradžių tremtiniams buvo nutarta 4 litai už telefoną. Kada paėmė šits naujas, nenoriu įžeisti, žinoma, tikrai plėšikas, iš karto 17. Po to 17, toj kelias dienas 19 litų. O dabar jau kalba sklinda, kad greitai bus ir 22 litai. Mėly brangūs žmonės, aš pritariu visiems, kad šitą reikalą iš tikrųjų tvarkyti. Ačiū. Kad telekomas laiko anksčiau duotų mokesčius. Nes laukia, kai už 2 mėnesius vakar nuėjau, dar nėra priskaičiuota. Tai kada reikia sulaukti, reikia į ligoninę atsigulti. Esu antros grupės invalidė, reikia pas vaikų nuvažiuoti. Ir kada reikia sulaukti to telefono mokesčio, už 2 mėnesius dar negavau. Nu ir viskas, labai prašyčiau, kad kaip anksčiau būdavo. Gerai, 10 visada nueis į taupamą kasą ir visada apsimokės. O dabar labai blogai. Ir už 2 mėnesius labai blogai. Vieną mėnesį man teko mokėti 150 litų. Aišku, aš labai išsigandau ir verkiau, kai šitai pasakė. Nes mano dukra gyvena Vokietijoje, 4 kartus į mėnesį skambindavos kas savaitę po sykį. O aš jai 2 kartus, bet ji taip pat sakydavo, mamytė, padėk ragelį, aš tau taip pat perskambinsiu, kad tau nereikėtų mokėti. Ir miestų buvo daug prirašytų, kur aš nežinau nei tų numerių, nei nieko, ir man teko vis tiek sumokėti. Tai šitokia neteisybė negali būti, kol aš išprašiau tą išrašą, kiek reikia mokėti. 4 kartus teko eiti į telekomą. Ir po 4 kartų prašymo, tai šiaip taip gavau. Nu, atleiskit, kad aš tiek tai moku kalbėti. Labą dieną, brangus tauragiškiai. Noriu tik patikslinti, kad nesu skyriaus pirmininkas, esu paprastas narys. Man labai gaila, bet tenka pripažinti, kad esame liurbių tauta. Įsileidome į Lietuvą tikrą velnę. Aš kalbu apie Parmą. Ir žinot, iš mūsų minko ką tik nori. Į mumis žiūri kaip į kokius avinus arba aveles, gano kaip tik tai nori. O mes žiūrim ir mastom. Ir galvojam, veiksmų nėra. Gerbėmieji, kol nebus veiksmų, tikrai atsiras dar ne vienas toks velnės. Aišku, jie ragus nešiojasi kišenėse. Mes nepastebim galbūt, kai vyksta įmonių privatizacija. Man labai gėda dėl tauragiškių. Problema, telekomo problema, yra didelė problema, ypatingai pagyvenusiems žmonėm. Turbūt visi suprantam, kaip yra sunku be telefono žmogui, kur kiekvieną minutę gali prireikti medikų pagalbos. Bet apsižvalgykim, kiek šiandieną mūsų yra. Juokas ima. Jaunimas, kur jaunimas? Nesuprantu. Bedarbystė Tauragėje didžiulė. Vadinasi, ne ta problema, kad žmonės darbuose. Problema yra paprasta. Mes tingim, mes norim, kad kažkas kitas už mus pakovotų. Jūs negalvokit, kad ir šitoks nedidelis mitingas neduoda naudos. Taip, rytoj nesumažins tarifų, bet ponas Parma su savo šutve labai akylai stebi šitus mitingus, analizuoja. Pas jų yra psichologai, žiūri, kaip tauta reaguoja į kainų pakėlimą. Būtini yra tokie mitingai. Tokius mitingus leidžia vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymai.
Tačiau ateitis nekokia. Bado akcijos, susideginimai, sprogdinimai – tai Lietuvos ateitis. Jeigu mes neimsimės proto, jeigu mes nebūsim vieningi, jeigu Lietuva neišsivalys nuo tokių sukčių, tai ateitis nekokia. Aš noriu jums palinkėti ir patarti, parėję, papasakokite kaimynams, kad tokie mitingai reikalingi. Pagituokite jaunimą. Mums reikalinga Tauragės bendruomeniai susirinkti, aptarti. Kadangi problemų yra daug, ne vien telekomas, turbūt puikiai žinot, kad parke, turgeliuose naujieji lietuviai statysis individualius namus, kur buvo numatyta poliklinika, buities paslaugų centras. Tai jūs turėjot pasakyti, ar ten turėjo būti parkas, ar ten turėjo būti turgelis, ar tenai mūsų meras nori leisti statyti privačius namus. Taigi, sėkmės, sekit spaudą, dalyvaukit mitinguose, dalyvaukit savo gyvenime, bendruomenės gyvenime. Tik tai pamatę jūsų išrinktieji tarybos nariai, Seimo nariai, kad jums nepatinka jų vykdoma politika, galbūt kažką ir jie pasistengs dėl jūsų. Ačiū labai, kad susirinkote. Kalbės Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Tauragės skyriaus valdybos sekretorė ponia Vaitiekūnienė. Labą dieną, mėly žmonės. Atrodo, jau ir nebėra ką sakyti, viskas išsakyta ir aš pilnai pritariu. Ir jūs visi plojot šitom mintim, šitiem ištartiem pono Butkaus žodžiam. Aš skaitau, kad mes pilnai šitą rezoliuciją priimsime. Ir ateityje tikrai reikia rinktis gausiau. Kvieskim kaimynus, kvieskim visus savo buvusius pažįstamus giminės, jaunimą, kur yra mokyklos, argi mokyklom nereikia telefono, ar jie gali gyventi be telefono. Iš vis Tauragės jaunimo nepamatysi niekur, jokiam susirinkime. Gal tik tai, kada eina senyvas žmogus ar jaunas koks pagėręs per parkelį, jie sugeba apstoti ir nudaužti galvą jam. Tai kad šito nebūtų, kvieskime visus lankyti šitokios sueigas, kuriuose gal šiek tiek turės žmoniškumo. Ačiū uždėmesį. Gal dar yra norinčių pasisakyti, prašom prie mikrofono. Pensininkė ponia Kinderienė. Atsiprašau visų už tai, ką aš noriu pasakyti. Pirmiausiai reikia kelialapį parašyti Parmai atgal ten, iš kur jisai atėjo. O tiems, kurie pardavė mūsų telekomą, paskirti rimtas bausmes. O trečia, reikia padaryti taip, diferencijuotai paskaičiuoti telefono mokestį. Jeigu žmogus gauna 100 litų pensijos arba algos arba 200, tegu jis moka nuo 100 litų 1 litą. Jeigu jis gauna 10 000 algos, tegu jis moka 1000 mokestį už 1 minutę prašnekėjimo ir bus teisinga. Ačiū uždėmesį. Dvyliktą dieną Tauragės apskrities protesto akcijos dalyviai, reikšdami nepasitenkinimą akcinės bendrovės Lietuvos telekomas generaliniam direktoriui Tapijui Parmai dėl kainų didinimo už paslaugas, priėmė šią rezoliuciją tikslu sutramdyti Parmos groboniškus veiksmus ir padėti vyriausybei derėti su telekomo vadovu, pasikliaujant akcijos reikalavimais. Pirma, siekti paslaugų kainų sumažinimo, sujungimo mokesčių atšaukimo. Antra, imant abonentinį mokestį, atsisakyti mokesčių už vietinius pokalbius. Trečia, pareikalauti vyriausybės paskelbti spaudoje sutarties originalo kopiją. Susipažinę ir studijavę
galėtume priimti sprendimą, teikti pasiūlymus. Toks viešumas vykdomas ir pačioje Suomijoje. Man teko kalbėti su kai kuriais žmonėmis, kurie buvę po kelis kartus Suomijoje ir jie pasakojo, čia tarp kitko aš paaiškinu, kad Suomijoje toj pačioj, reiškia, iš kur Parma atvykęs, reiškia, žmonės yra informuojami per spaudą, įmetami pranešimai ir visi duomenys į pašto abonentinės dėžutes. Žmonės viską žino, o mes nieko nežinom. Nuo mūsų yra slepiama, reiškia, nėra viešumo. Tai vat, reikėtų, kad Parma atkreiptų į tai dėmesį ir darytų taip, kaip jo tėvynėje daroma, viešumo atžvilgių. 4. Vyriausybė, atkreipdama dėmesį į mūsų reikalavimus, turėtų paaiškinti Parmai, kad jo valdose gali atsitikti nemalonumų, kai žmonės masiškai atsisakys telefonų. Žmonės įtūžę, pasiekmės neprognozuojamos. 5. Vyriausybė, turinti 35% akcijų, gali pasinaudoti šią galimybę. 6. Vyriausybė kraštutiniu atveju turėtų kreiptis į Lietuvos telekomo akcijų savininkės Suomijos ir Švedijos vyriausybės, pripažinti buvusių vyriausybių klaidas, pagrįstai įrodyti galimas pasiekmes, didelį pajamų ir pelno sumažėjimą gyventojams atsisakius telefonų. 7. Pasmerkti vyriausybę, pasirašiusią šią sutartį, įvardinti kaltininkus, kad jie atsiprašytų tautos ir pasižadėtų ateityje nedalyvauti tautos turto išpardavime, valstybei ir žmonėms nenaudingomis sąlygomis. 8. Neįgalieji, pensininkai ir kiti socialiai rimtini žmonės anksčiau mokėdavo abonentinį mokestį 4 litus 20 centų, o dabar 17 litų. Ir vis dar žada kelti iki 20 ir daugiau litų. Todėl reikalaujame sustabdyti besaikį kainų augimą už telekomo paslaugas, mokesčius nustatyti pagal Lietuvos žmonių realias pajamas. Nu, tai tokie būtų mūsų pagrindiniai reikalavimai. Šitą rezoliuciją, jeigu mes ją priimsime, tai reiškia nusiųsime adresą. Gerai, ačiū. Prieš šią rezoliuciją arba susilaikysių žmonių yra ar nėra? Pakelkit rankas. Nėra. Gerai. Ačiū už atvykimą, sėkmės jums kasdieniniuose darbuose. Ačiū.